Tai ką, sveikučiai, po labai ilgos pertraukos bandysiu kažką parodyti iš ramybės oazės garažo. Tai seniau, kaip matėt, kelių epizodų su Civiku, tai Hondos nebėra, nes, žodžiu, kėbus kapitaliai supuvęs, dar bandyta buvo restauruoti, bet nebebuvo motyvacijos, žodžiu, tiek, sakykime, laiką investuoti, kai ir galimybių nebuvo tuo pačiu metu. Tai, žodžiu, kėbulų išsipardavėm dalis, išsipardavėm kėbulų gabalai, išsipjaustėm, kam ko reikėjo. Tai šiai dienai turim kitą projektą. Turim Audi A3. Gal aš persijungsiu kamerą biškį. Audi A3. Tai čia nieko įspūdinga nėra. 1.8. Tai kas galvojat, kad čia 1.8 turbo, sakykim, tai neklaidinsiu jūsų, čia ne 1.8 turbo. Čia yra atmosferinis 1.8, tiesiog variklis. 1.8 atmosferinis variklis, kuris yra visiškai pilnumoj aprengtas nuo 1.8 turbo su AGU kodu. Tai AGU įsiurbimo koliks, AGU kuro linija su kuro purkštukais, kuro slėgio reguliatorius, čia jau pirktiniai dalykai. Dangtelis pasilieka nuo atmosferiko, AGN. Nelabai matysis, bet pilnas šiam milimetrų išmetim su downpipe'u šiam milimetrų. Tai dabar čia vėl visi planai keičias. Nes ta turba kaip ir ganėtinai maža, sakykime, nelabai kažkas įdomus, buvo sudėta, važiuoja viskas, bet nelabai įdomu. Tai buvo pagalvota biškai kitaip, pamastyta ir nupirkta žymiai didesnė turba. Tai čia yra, gal tai padėkime, kinietiška Max Speed & Rods turba. Realiai tai čia yra GT30 kopija. Galima kaip sakyti, nes šaltos kriauklės ir karštos kriauklės dydžiai, galima sakyti, lygiai tie patys. Tai dėsim šitą, jei čia vietos sočiai. Buvo primatuotas su standartiniu 1.8 KO3 turbos koliku. Ten aišku, reikia pasipjaustyti tą koliką, kad užsidėti flanšą ir pasimatuoti. Tai aš buvau pasimatavęs, tiesiog dėl vietos, bet koliką dėsim top mountą, nes kitaip nieko nebus. Tai čia planų priplanuota daug, bet mažai padaryta, sakykime, nes kada aš ją pasiėmiau, to laiką labai per daugiausiai neturėjau. Kiek buvo galima šiltais orais pasidariau, ten išmetimai, koilus susidėjau ir daugiau kaip ir nieko aš nedariau jai. Ir po to, sakykime, taip, kad motyvacijos nebuvo vėl nieko daryti, nelabai norėjau, nors ir dabar nelabai turiu, bet kažkaip prie progos gal einu pasikrapšysiu, gal kažką jums parodysiu. Jeigu bus įdomiau, parodysiu daugiau, gal pakursiu, jeigu turėsiu noro. Tai ką galima dar plačiau biškį pakalbėti, kokie čia galima bus darbai bus padaryti, ką pradėjau daryti ir ką reikia toliau daryti. Tai susimontavau KV coilus, čia yra pirmoji versija KV V1, tai nupirkau žiauriai pigiai, šios už 100 eurų. Priekinius su galiniais, bet galiniai visiškai kapitaliai išbėgę. Tai kažką kitą žiūrėsim. Priekiniai jie irgi, sakykime, nupirkau aš jos visiškai šudinos būklės. Jie matos, spiruoklės čia tokias. Be dažų, čia galima išnudažyti. Helper springai dabar yra išimti, bet aš juos turiu, bus sudėti. Tai kam esminė bėda su tais coilais buvo, kad jie yra ardomi ir jie viduje turi insertus. Tai galima tos insertus pasikeisti, jeigu atsitinka kažkas ir, sakykime,
pradėjo leisti, dar kažkas. Tai dėl to aš juos pigiai labai nupirkau, nes jie buvo, susprogę visiškai vieną. Buvo jis išbėgęs tepalas, tai nebuvo kažkokios didelios labai alternatyvos, kad suras naujus originalius tos insertus. Tai iš Autodoko nupirkau dujinius dabar, 2 vamsdėlinius insertus ir sudėjau į koilų kolbas. Aišku, nieks tai paprastai paėm ir netink, nes insertai yra ant 3 comų ilgesnė, neradau lygiai tokių pat, kaip buvo originalus. Tai teko kolbų apačias pjaut, tiesiog apatinius dangtelius nupjauni, tada atsipjauni tokią pat vamzdžio storio vidinę išorinę diametrą, 3 comus, dedi prie kolbos, prisivirini, užsivirini apačioj dangtelį, sudedi insertą, viskas surenki. Žodžiu, viskas susirinka, jį buvo pravažiuota nemažai kartų, viskas gerai, ganėtinai kietoka, bet aišku, nėra helper springų, susidės helper springai, bus dar biškį minkščiau. Išėmiau vien tik dėl to, norėjau biškai pasižiūrėti, kaip žemai stovės, bet sakyčiau, kad per žemai. Kaimo keliukais per žemai. Tai kas toliau, tai važiuoklės detalių yra nemažai naujų, stabdžiai nauji, bet jie aišku bus, manau, labai stipriai per maži. Traukiongaliai nesimatys, tikrai nesimatys, nėra šansų, gal per viršų. Parodysiu. Gal ir netrodo, bet visiškai nauja vairo kolonėlė, nes sena buvo visiškai, šakis tai stovint tiesiog tepalai vėlauk. Tai esminė šitos mašinos problema yra rūdis. Nėra čia tų rūdžių labai kosmoso daug, bet slenkstuks matos, priekinis keleivio pusės, kas dedas. Tai pagrindinis rėms yra, sakykime, labai silpnai korozijos pažeista, nedaug. Tik išorinė dalis, aišku, geriausias draugs makrofleksas. Tai makrofleksą išsivaliau. Čia reikia nusimti vidinį slenkščio moldingą. Reiktų, dabar galvoju, ar reikia visą slenkstį pjaut, nes iki galo slengstis daugiau yra sveikas. Tik tai priekinė dalis pažįsta korozijos. Ir galvoju, ar pjaut visą, pirkt naują remontinį dėt, ar tiesiog išsipjautą galiuką ir išskardus išsalankstyti ir pasidaryti tą reikiamą galiuką ir tiek. Nes čia nėra kažko labai baisiaus. Toliau A3 lyga duris supuvę. Gal ir buvo tvarkyta, gal ir galima būtų dabar tvarkyti, bet tiesiog nėra reikalo. Taip gale nurimta viskas. Nes reikia keist. Aišku, reikia balkį pasikeisti, nes čia jau ne balkis, o cinamons. Galima jį būtų dar smėliuot, tvarkyti, aš manau, bet yra per vidurį, nesimatys, bet labai jisai, gal ir matos, labai atsisluoksnevęs ir, nelabai saugu jau, sakykim. Tai gal tiesiog dėvietą kokį nors iš roto geresnės būklės. Atsidėsim ir viskas. Tai va šiai dienai, ką pasidariau, tai tą slenkstį išsivaliau, visus makrofleksus ten išsilupinėjau, išsidaužiau tas skyles, aišku, ten reikia pjaustyti, nusiėmiau sparną priekinį, keleivio pusės, pasižiūrėjau kaip viršutiniai, kaip čia lonžeronai pavadinti, viskas tvarkoj, viskas gerai. Tai irgi noriu viską išsišveisti, išsidažyti. Nusidažyti detalės, kad viskas tvarkingai atrodytų. Reikia koilus persirinkti dar kartą. Reikia spiroklės nusidažyti. Tai tokie paprasti dalykai tiesiog. O toliau su varikliu žiūrėsim, reikia koliko. Išmetimą top mountą būtinai. Išmetimą pasidarysim. Ir tepalo grįžtamą pasijungti. Na ir buvo kiti esminiai visi dalykai. Vamzdynai, interkuleris, programuojama kompa, aišku, reikia būtinai. Nemažai dačiko esu susipirkęs, kur tą tepalo slėgio turiu, kuro mišinio turiu, bet aišku jau viską persijungti reikės, nes viskas persidarys, kad išmetims tai visiškai kitaip bus. Tai va tokie tie reikalai, nieko labai daug čia darbų kažkokių neparodysiu. Taip turėjau, sakykime, biškį noro laisvo laiko prišokau kažką pasikrapštyti. Čia gal daugiau dabar tiesiog pasako svajonių, minčių. O kai bus, tai parodys laiks, kokia ta realybė bus. Po biškį bandysim, gal prikelti, jeigu labai
Labai jau neaptingėsiu dirbti aš prie tos mašinos, nes kai yra labai šalta, nelabai norisi eiti. Tos motyvacijos kažkaip nelabai yra. Kartais geriau, kartais blogiau, bet sakykime, kažkaip gal po truputį. Tai manau, kad šiam kartai tiek. Apsiribosim ties tokiu labai trumpu bandymu sugrįžti. Jeigu patiks, bandysiu daugiau pafilmuoti.